Labadiena, čia Priežės televizija, tarptautinis geros kaiminystės forumas, pas mus svečiuose forumo lyderė Erika Švenčioninė. Ir Erika, mes ką tik tai iš teismo posėdžio, kurio administraciniu teismu pagal prokuratūros generalinės Lietuvos reikalavimą bandoma uždaryti asociaciją, tarptautinį geros kaiminystės forumą. Įspūdžius iki šio teismo. Įspūdžiai tokie, kad yra duotas įsakymas, kaip tu tai labai teisingai ir pasakei, Kazimierai, posėdžio metu, kad reikia uždaryti, trūks plyš, argumentų niekam nereikia nei už, nei prieš. Mes pabandėme pasakyti, kad pas mus šalia yra 2 bylos, kuriuose mes atstovaujame tie patys asmenys, kad mums yra vienoje byloje yra visiškas draudimas bendrauti tarpusavyje, kad paimti dokumentai, prisijungimai prie elektroninių valdžios vartų, kad negalime pilnaverčiai tiesiog ir gauti reikiamų dokumentų, bet tai niekam neįdomu. Įdomiausia, kad mūsų kaltintoje sako, kad aš nieko nežinau vienu metu, o kitu metu lyg ir biški žinau, bet tai yra ne mano reikalas. Šito teismo tikslas yra uždaryti tarptautinį geros kaiminystės forumą iki naujų metų ir visa kita visiškai neįdomu. Tu gali argumentuoti, gali klausti, gali pateikti tu bet kokius pamąstymus, niekam neįdomu. Tokia, kaip sakyčiau, sarkastinė šypsena ir sako, iki naujų metų, o geriausia šiandien turi būti sudėlioti taškai. Tai va čia ir yra vykdoma tai, kas yra užsakyta ir paraleliai eina sekanti kita byla, kur jau mes, geros kaiminystės forumo aktyvas, esam iš anksto skelbiami Lietuvos priešais, o jau čia mums padeda. Jiems padeda ir visa televizija ir visi valdininkai tiesiog vienu balsu tvirtina 5 kolona. Ne? Ir kaip čia mus taip gražiai vardina. Nežinau, už kur tą pavadinimą sugalvojo, bet vyksta didžiulis mobbingas. Jisai tikriausiai turi tikslą, todėl, kad jau pamažu vyksta, kai kurie žmonės atsimerkia, turi omeny poną Žemaitaitį, kuris jau pilnu tempu sako, kad pokyčiai neišvengiami. Ir ekonominiai santykiai su Rusija, Baltarusija yra būtini Lietuvai. Į teismą jį. Taip. Ta patį šneka jau potekstė tokia pati ir pas Valių Ąžuolą ir daugiau yra žmonių, kurie supranta, kad procesas pajudėjo, tuo labiau, kad vakarai Europą aiškiai sako, kad neįmanoma uždaryti Rusijos į izoliaciją ir patiem patiriant milžiniškus nuostolius laukti rezultato. Tai va, geros kaiminystės forumas yra ta jungiamoji grandis šiai dienai tarp Lietuvos, Rusijos ir Baltarusijos, nes visi žino, kad mes vieninteliai, kurie išdrįso nuvykti ir pačiu aukščiausių rangų vesti dialogą, parsivežti naujienas, kurios yra aktualios Lietuvai ir jos yra labai geros, nes mūsų kaimynės, būtent šios 2 kaimynės, palaiko mūsų mintį, pagrindinį norą tapti laisvąją nepriklausomą zoną arba iš tikrųjų turėti valstybinį suverenitetą. Tai čia yra tai, dėl ko mes tapome priešais, dėl to, kad esam vieninteliai, kurie realiai vertinam situaciją ir tuo pačiu mes galim pakišti koją tiems, kurie dabar vykstant pasikeitimam ir persimovus batus, norės vėl ateiti į valstybės valdymo sistemą, užimti atitinkamas pareigas, kur tada dėti mus. Reikia dabar mus padaryti priešais, ištrinti žmonių atminties ir taip pat daroma ir su galimybė eiti į tą, sakyčiau, prezidento varžytinės. Galima taip. Norėjau tą ir paklausti, nes sekantis Seimo posėdis 28 dieną, tai yra trečiadienį 10 ryto, kas norit galite atvykti, kas palaikyti, bet priimtas sprendimas, jeigu mes net ne vienas neatvyksim, tai vis tiek jisai vyks. Šiandien jau norėjo tą padaryti, už tai ir pas mus ir susidarė įspūdis, kad nori iki naujų metų būtinai uždaryti, nesvarbu kokią kainą. Labai gražiai pasakė, jūs galite neatvykti. Mes turim paruoštą sprendimą ir mes jį priimsim ir visiškai neįdomu, kad tiek konstitucija, kiek net ir Lietuvos įstatymas gina elementariausias mūsų teisės į gynybą. Jos iš mūsų atimtos. Tai aš dėl to ir norėjau privesti, ar gali būti dar susijęs su tavo kandidatavimu prezidentiniu to. Aš manau, ne tai tik, kad gali, bet tai yra tiesiogiai susiję. Jeigu mes lyginam, kas dabar vyksta būtent šitoj erdvėj, kur žmonės jau aptarinėja būsimas galimas Lietuvos prezidento kandidatūras,
Tai kol kas ant lėkštutės mums pateikti visi sisteminiai kandidatai, jie yra jau gražiai nuspalvinti, pridėta reikiamų prieskonių ir juos jau mes matome, be papildomų jų lėšų investavimą, mes juos matome televizijos ekrane, debatuose, spaudoje, viskas gerai, bet ar jūs matėte pakviestą nesisteminį kandidatą? Taip, tokių yra, aš manau, kad laikui bėgant galbūt ir profesorius Eduardas Vaitkus įsijungtų, norėtųsi, kad tai būtų. Apie tai aš esu pareiškusi ir mano kandidatūrą iškėlė ir visuomeninis judėjimas Teisingumo aušra, geros kaiminystės forumas bei keletą kitų judėjimų. Apie tai mes padarysim ateityje laidas, bet tai yra mūsų pareiškimas, jis jiems kelia nerimą, nes geros kaiminystės forumas iš tikrųjų tarptautiniai erdvėj užsijima tuo darbu, kurį turėjo atlikti Užsienio reikalų ministerija. Tai jeigu ponas Gabrielius Landsbergis eina ir skaldo ir tiesiog nutraukinėja mūsų ryšius, nukerta, tai mes einam jam iš paskos ir sakom, ne, luktelkit. Lietuva nori būti pilnavertėje bendrystėje su kaimynais, tai yra taikoje, ekonominėje taikoje, politinėje taikoje ir nori turėti ekonominį politinį saugumą. Ką užtikrintų, tik tai dialogas yra, mes to siekiame. Tai žinoma, kad iš visų kandidatų už dialogą čia ir dabar, kol kas pasisakau aš ir tuo pačiu esu paskelbta ir valstybės priešu. Žmogus, kuris nori taikos, nori dialogo vardan to, kad Lietuva neprarastų savo paskutinių ekonominių galių, skelbiamas valstybės priešu. Žmogus, kuris su geros kaiminystės forumu nuvykęs, realiai susižinojo, kokios būtų galimybės atstatyti nutrauktus elektros ryšius, kiek tai kainuotų Lietuvai, kokia tai būtų finansinė investicija ir ko mes galėtume tikėtis iš kaimyno, yra skelbiamas priešu. Bet prisiminkite, kada statė atominę elektrinę Baltarusija, tuometiniai mūsų šalies vadovai su dviratuku važiavo, tam projektui pritarė ir buvo sutarta, kad mes būsime tos elektros energijos vartotojai. Ta reikia padaryti čia ir dabar, išmušant ponui Kreiviui iš po kojų tą pamatinį kertinį akmenį, iš kurio jis lopsta, aišku, iš to finansuojami, galimai finansuojami visi kiti valdančiųjų projektai ir mūsų varguolių pinigais, žmonių pinigais. Tas pelnas, kurį jie gauna, net ir didžioji dalis net ir ne Lietuvoje lieka, bet per užsienio partnerius nugula mūsų kai kurių ypatingai globojimų asmenų sąskaitose. Visa tai yra susiję tarpusavį. Ir galime mes mąstyti visaip, galvoti, kaip tik norit. Ta informacija, kurią pateikia kitos opozicinės televizijos, jinai irgi yra pakankamai įdomi, pakankamai intriguojanti, bet tai yra informacija, kuri pateikiama sukramtimui be tolimesnio sprendimo, kelio pateikimo ir pasiūlymo. Tai reiškia tik tai niekinė informacija, kuri nieko daugiau neįtakoja. Mesgi jums siūlom. Ir sakom, kad sugebėsim ir norim prisiimti atsakomybę už Lietuvos ateitį, už Lietuvos ekonomiką, už Lietuvos politinį saugumą ir tam jau nuveikėm tikrai nemažą darbų. Jie galbūt nėra tokie milžiniški, bet jie yra nemažiau svarbus ir žymiai svarbesni už tuos, kuriuos padarė Gabrielius Landsbergis, įvesdamas į baisinę aklavietę mus ir palikdamas didžiulėje nežinioje, tuo pačiu sukeldamas pavojų dėl galimos karo grėsmės. Mes dabar, pirkdami brangius ginklus, tai paprastai sakau, bet kažkokių terminologijų, brangius ginklus, ką sakome savo tautai? Kad mes turime ruoštis karui, nes to reikia, mes turėsime gintis, nuo ko mes turėsime gintis, kas mus gins, kodėl mes turime kariauti, kodėl jūsų mano sūnus turi eiti žūti, dėl ko vardan ko. Prašau susimastyti, prašau dar kartelį. Priimti savo pilietinę poziciją, ne iš to, ką sako žiniasklaida, kad tai yra valstybės priešai, kad tai yra 5 kolona ir taip toliau. Tai yra netiesa. Mes pirmiausiai norim saugumo Lietuvai. Pirmiausia, mes norim klestėjimo Lietuvai. Ir oraus gyvenimo kiekvienam Lietuvos piliečiui, ypač tam, kuris dirbantis yra. Jis turi gauti oro atlyginimą, iš kurio turėtų pragyventi. Ar lygiuojamės į Europą? Atlyginimu, minimaliu atlyginimu lygiuojamės į Europą, bet kažkodėl pralenkiam Europą finansavimu Ukrainai, kuris ateina į Lietuvą
Plus Lietuva tai perdoda toliau, bet įsipareigoja, dalinai įsipareigoja už kai kuriuos pinigėlius mokėti paskolas. Apie tai jūs nežinote. Jūs net nenorite žinoti. Nes tuo būdu Lietuva klampinama į finansų liūną, kad nebūtų grįžtamos linijos, kad mes nebegalėtume iš čia išeiti. Bet mes galime iš čia išeiti, mes galime pasiimti suverenumą čia ant delno, kurį tada 91 metais norėjome turėti ir mes galime tai padaryti. Tai priežastis, kodėl geros kaiminystės forumas yra uždaromas. Tai vienintelė reali organizacija atlikusi realius veiksmus tam, kad būtų padėti pagrindai ateičiai. Ir mes tą galėtume daryti toliau, jeigu nebūtų apribotas mūsų judėjimas, jeigu nebūtų atimti pasai. Dėka to mes negalėjome dalyvauti daugelį tarptautinių konferencijų, negalėjome išsakyti savo noro suverenios Lietuvos, negalėjome paieškoti išeities problemų sprendime verslams, ekonomikai. Visą tai mums uždraudė Lietuvos administratoriai, tam, kad mes netaptume galinga jėga, o mes jie tikrai tapsime. Man labai patinka žodis likvidatoriai jau dabar išeina būsimo to karo išvakarėse. Gerai, o kaip su ta byla vis tik tai? Akivaizdu, kad jie nori uždaryti, o sudėsim mes ginklus ar nesudėsim, gal pagalbos kokios reikia, kokią perspektyvą? Šiai dienai vienas iš tokių sprendimų, kuriuos mes vienareikšmiai priėmėm, nesupratome, kad manipuliacija įstatymais, manipuliacija galimybėmis, kurios yra jų pusėje, mums truputėlį susiaurina veiklos ir gynybos ratą. Todėl šiandien mes pilnai suvokėme, kad mums reikalingas labai geras profesionalus advokatas. Jo mums reikia jau kitame posėdyje, kuris vyks 28 dieną. Taip? 28 dieną, 10 val. Tai va, iki to laiko mums reikia visų jūsų pagalbos ir materialinės paramos. Aš drąsiai sakau materialinės paramos šį kartą. Mums reikia advokatui. Kaip tą materialinę paramą mums suteikti, čia kita problema. Ar mes turėsime tas atviras sąskaitas, į kurias bus galima pervesti, tai šiandien dar pasižiūrės galimybės mūsų montuotojų medžiagos ir tikriausiai paviešintas sąskaitas, į kurias jūs galėtumėte pervesti paramą. Taip pat paramą galima paduoti asmeniškai. Taip pat galbūt jūs turite kažkokį tai žmogų, advokatą, profesionalų advokatą, kuris turi geras paskatas, pilietinės paskatas ir galėtų mums pagelbėti šioje iš tikrųjų nelygioje kovoje prieš sistemą. Aš suprantu, kad advokatas, kuris padės mums, jis turi būti pakankamai drąsus, ne tik kvalifikuotas, bet ir drąsus, todėl kad spaudimas, kuris bus daromas jo asmeniui, aš manau, kad bus pakankamai didelis. Todėl prašau jūsų visų, šiai dienai geros kaiminystės forumui ypatingai reikalinga materialinė parama, kad mes turėtume gerą advokatą, profesionalų ir kad mūsų šita byla būtų kiek įmanoma užbaigta greičiau ir su teigiamu sprendimu. Ačiū labai už išsamų pokalbį ir iki kito karto.